Šiandien žiniose lėktuvo avarija Vilniuje, kas žinoma šią valandą. Šalies vadovas susitiko su dar 2 kandidatais į ministrus. Kauno eglutės įžeibimas, daug chaoso, nevaldoma minia, nepasirodęs meras, bet žmonėms patiko. Ir apie koncertų ciklą, kuris tyrinėja balsą kaip unikalios tapatybės išraišką ir bendruomeninį kūrybos įrankį. Pirmadienio rytą maždaug 5:28 sostinėje įvyko lėktuvo katastrofa. Liepkalnyje netoli Vilniaus oro uosto nukrito DHL siunta skraidinęs krovininis orlaivis Boeing 737. Per įvykį vienas žmogus, pilotas ispanas, žuvo, 3 sužeisti. Bendram rezultate jie turim 1 žuvusį, 3 traumuotus asmenius ir ačiū Dievui, kad ši nelaimė nesibaigė, kaip galėjo baigtis, nes iš tikrųjų vos keli metrai, keliolika metrų ir iš tikrųjų galėjo tas kelių butų namas galėjo būti nušluotas nuo žemės paviršiaus, dėl ko galėjom turėti net 14 gyventojų aukų. Tai iš tos situacijos, kur yra čia, ganėtinai yra ir gerų dalykų, dėja, bet yra ir blogų dalykų. Medikai į įvykio vietą atvyko per 6 minutes. Iš sužeistų įgulos narių sunkiausia būklė 54 ir 40 metų asmenų. Vienas jų bent kurį laiką buvo sąmoningas, kalbėjo angliškai. Skrydžio metu jie buvo piloto kabinoje. Išgyvenęs 34 metų amžiaus įgulos narys lietuvis nelaimės metu buvo orlaivio salone. Jo sužalojimai lengvesni. Šiam momentui tikrai nematome tokių požymių, kad tai būtų, kad lėktuvo katastrofa būtų susijusi su kažkokiais išoriniais veiksniais. Tai yra tiek ir peržiūrėjęs visą eilę vaizdo įrašų, bent jau pirminis vertinimas, kad lėktuvas nekrito, o leidosi ir kažkokių išorinių pažeidimų vizualiai nesimato. Taip pat ir pirminiais duomenimis nėra tokių duomenų, kad kažkas būtų viduje atsitikę orlaivio. Tai žinoma, tyriamos visos versijos, tačiau pirminiai duomenys rodo, kad maža tikimybė, kad tai buvo kažkoks išorinių jėgų poveikis. Ar jau radot juodąją dėžę? Dar ne, kaip ir minėjau, vyksta įvykio vietos apžiūra, taip pat tokio veiksmo atlikimų yra kviečiami ir aviacijos ekspertai, nes, žinot, policija nesam visiškai profesionalai tirti tokio pobūdžio incidentus, tai galų gale reikia žinot, kur ta juodoji dėžė, kaip jie atrodo ir panašiai, tai kartu su ekspertais jie bus išimta. Krovininis lėktuvas į Vilnių skrydo iš Leipcigo, Vokietijos. Prieš skrydį į Vilnių lėktuvas 2 dienas Leipcigo oro uoste stovėjo nenaudojamas, nors įprastai su orlaiviu buvo skraidoma kasdien. Lėktuvas nukrito Liepkalnyje ties Žirnių ir Liepkalnio gatvėmis. Kai kurių šaltinių pranešimais prieš suduždamas orlaivis skrido 277 km/h greičiu. Jis buvo maždaug 198 metrų aukštyje. Vyras pradėjo man rašyti, kad kažkas tai nukrito tarp kaimynų namų, sako, kaimynų namą tai neužkabino, bet labai daug dūmų, matyt gal koks nesprogmo, bet gal lėktuvas. Na ir tada pradėjo čia visi man skambint, ir pranešė, kad tas lėktuvas nukrito tarp kaimynų namų, bet visi sveiki, visi gyvi, pradėjom iš kur skambinti visiems kaimynams. Na tai va taip. Ekspertai sako, kad nutupdyti lėktuvą Vilniaus oro uoste nesudėtinga, oro sąlygos buvo darbinės. Pirmadienį virš Vilniaus akylesni galėjo pastebėti ir Lenkijos atsiųstą lėktuvą laboratoriją. Jis tikrina, ar oro uosto navigacijos sistemos yra gerai sukalibruotos. DHL Lietuva tvirtina, kad negali atskleisti daugiau informacijos apie Vilniuje nukritusį ispanų vežėjo Swift Air orlaivį, dėl kurio nelaimės priežasties vyksta tyrimai. Kas buvo skraidinama orlaiviu į Vilnių nėra visiškai aišku, tačiau manoma, kad gabentos reguliarios verslo klientų ir fizinių asmenų siuntos. Internete pasirodžius pilotų ir skrydžio vadovo garso įrašui pastebėta, kad pokalbis buvo visiškai rutininis, nefiksuota jokių nerimo ženklų. Jūs galite biškį paaiškinti nors porą žodžių, kas atsitiko? Paskutiniai orlaivis nedaskrido. Koks lėktuvas? Boeing.
pasakyti galiu taip, kad kol kas kažkokių ženklų, faktų, kad tai būtų sabotažas, teroristinis aktas tikrai nėra. Kaip iš kalbam, kažkokia išorinė įtaka lėktuvui, o tolimesnis tyrimas, kai pareigūnai pasikalbės ir jie jau išvykę į Santariškes, pasikalbės su išgyvenusiais įgulos nariais, bei aišku atsidarys visas juodasias dėžes, tada jau paaiškės, kas ten viduje vyko. Ar tai buvo techninė klaida, ar piloto klaida, ar kas nors dar. Tai reikės truputėlį palaukti. Tyrimas gali užtrukti kokią savaitę. Terorizmo versija neatmetama, nes Liepos 19 dieną iš Lietuvos per DHL buvo išsiųsti savaime užsidegantys siuntiniai. Jie sukėlė gaisrus logistikos centruose Leipcige ir Birmingeme. Tik per atsitiktinumą krovinys Leipcige tuomet nebuvo pakrautas į orlaivį. Be jokios abejonės, mes negalime atmesti ir, sakykime taip, to terorizmo atvejo. Žinoma, Valstybės saugumo departamentas kartu su operatyvinių tarnybų departamentu taip pat esame įspėję, kad tie dalykai galimi ateityje. Taip mes matome agresyvėjančią tam tikrą Rusiją ir, kaip žinote, taip pat ir užsienio partneriai yra išėję į eterį, lygiai taip pat kalbėdami apie pavojus, sakykime, ir sabotažo atvejus arba terorizmo grėsmę tam tikrą. Tai negalime atmesti ir šitos versijos, bet aš kaip ir sakau, kol kas jokių atribucijų ar badyti pirštais į kažką tai tikrai negalime, todėl kad nėra jokios informacijos apie tai. Dabar kas link prevencijų, taip, buvo atlikti tam tikri veiksmai, buvo kalbėtasi turbūt su DHL ir su kitom kompanijom, jie yra įspėti apie šitą, tai tą dalyką sužiūrėti yra ypatingai sunku. Matot, todėl, kad veikiama yra sofistikuotai, kur, sakykime, tų siuntų yra daug. Tai ir aš manau, kad visoje Europoje ir visam pasaulyje dabar yra tas įspėjimo lygis arba pavojaus lygis yra tikrai pakeltas. Vilniaus meras Valdas Benkunskas informavo, kad katastrofos teritorijoje bus paskelbta lokali ekstremalioji situacija. Tai padės pasirūpinti gyventojais teritorijos tvarkymu, pagalbos teikimu. Pasak mero, pavojaus žmonių sveikatai dėl oro, vandens užterštumo nėra. Kraupus vaizdai, matos, kad kokia jėga čia visą teritoriją, namą ir aplinką išdarkė ir matos, kiek trūko nedaug iki dar didesnės katastrofos, kai ten skaičiuojam turbūt metrus iki namo, kuris galėjo būti visiškai nuneštas tos jėgos. Tai šiaip, tokie vaizdai gali būti matomi tik tai filmuose arba kažkur toli pasaulyje. Kad tai pamatysim vieną rytą ir vieną dieną Vilniuje, turbūt niekas negalėjo pagalvoti ir susapnuoti. Tai šiuo atveju dabar viskas yra, aišku, pareigūnų rankose, dirba priešgaisrinio gelbėjimo tarnyba, baiginėja savo darbus, policija atlieka tyrimus, teritorija yra perimetre aptverta, saugoma ir čia matyti dar kažkiek laiko užtruks, kol mes tokį vaizdą turėsim, kada bus galim pradėti tvarkybos darbus, kada bus galim pačias nuolaižas surinkti, čia dar yra labai neaišku. Incidento vietoje buvo matyti, kad orlaivio nuolaužos pažiro net 100 metrų atstumu. Po įvykio buvo evakuoti gyventojai 13 žmonių, 2 iš jų vaikai. Dėl incidento užsidegė gyvenamojo namo dalis, sudegė stogas. Policijos departamentas kartu su generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą įvykio aplinkybėms išsiaiškinti. Tyriamos visos galimos avarijos priežastis. Mes turim žinojimo didelį, bet ne mūsų pareiga dabar komentuoti. Tam yra priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnyba, yra turbūt užsikūręs nacionalinis krizinių valdymo centras ir visi kiti dalykai. Mes teikiam pagalbą, kokios jos reikėtų, jeigu, kaip pavyzdys, atsukti duomenis, pasižiūrėti navigacijos, kur, kas atsitiko, bet turbūt reikia palaukti, kai bus juodoji dėžė išimta ir ten turbūt aviacijos arba katastrofų tyrimo komitetas išspręs viską. O dėl nacionalinio saugumo grėsmė, ar ne, sako, gali būti Rusijos sabotažas, čia nepriklausomų ekspertų nuomonė tokia, ar yra kažkokios grėsmės, kažką, ką galėtumėte indikuoti? Nežinau, iš kur jūs gavote tokią informaciją ir kas jie ekspertai, tai mažiau klausykit tų ekspertų turbūt, o pasitikėkit profesionalais. Taip, spekulacijų gali būti, nes ką mes matom aplinkui, kad mūsų priešas nesnaudžia, tų provokacijų ar kaip GPS signalo blokavimas buvo ir anksčiau ir skundžiasi ne vien tik tai Lietuva.
Lietuvos avialinijos ar iš Lietuvos skrendančios, bet gal palaukim tyrimo, nes matot, mes užbėgam truputį į priekį, prisikuriam baimių. Aš pasakyčiau kitaip, turim bijoti priešo, taip, nes jis yra klastingas, tačiau galbūt nesivadovaukim gandais ir neieškokim, kur čia yra sąmokslo teorijos, bet patys ruoškimės galimam agresijai, jeigu jį tokia įvyktų. Remkim Ukrainą, kad jinai sukariautų savo karą ir rusams duotų atkirtį jau dabar. Tai va čia mano žinutė visuomenė. Po Vilniuje įvykusios aviakatastrofos aviacijos teisės ekspertai teigia, kad nuo jos nukentėję asmenys galės reikalauti kompensacijos. Anot jų, pagal Tarptautinę Monrealio konvenciją, kompensacijos prašyti galės mirusio piloto artimieji, pažeisto namo gyventojai bei asmenys dėl incidento praradę krovinį. Pats orlaivis yra sudužęs nepataisomai, informacija interneto portaluose jau atnaujinta, nurodant, kad orlaivis nurašytas 2024 m. lapkričio 25 d. Krovinys išsibarstęs plačių perimetrų aplinkui, tad matyt galima konstatuoti ir krovinio praradimą, vertina ekspertai. Visgi nors dėl incidento kelioms valandoms buvo uždarytas Vilniaus oro uostas, kompensacijos keleiviams dėl skrydžių vėlavimo nepriklausys, nes oro uostas buvo uždarytas dėl išskirtinių aplinkybių. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, pirminiais duomenimis lėktuvo sudužimas yra nelaimingas atsitikimas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių ar kelių juose esančių įrenginių netinkamos priežiūros ar remonto. Taip pat Teisingumo ministerija inicijavo saugos tyrimą. Šiandien šalies vadovas tęsė susitikimus su pretendentais į būsimosios vyriausybės kėdes. Iš kandidato į kultūros ministrus Šarūno Biručio tikimasi kultūros pagrindų įstatymo įgyvendinimo ir didesnio finansavimo kultūros darbuotojams. Pats Birutis beje jau dirba šį darbą, kai pagrindinį prioritetą nurodė kultūros svarbą saugumo dimensijoje. Vėliau pas Gitaną Nausėdą apsilankė ir kandidatu į energetikos ministrus įvardintas Žygimantas Vaičiūnas. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovas buvo energetikos ministru 2016–2020 metais, o prieš tai Lietuvos atstovas energetikai Europos Sąjungoje. Jau tradicija tapo, kad pirmoji Lietuvoje sužimba Kauno šventinė eglė. Šiemet jie ne tik pakeitė vietą, įsikūrė miesto centre Vienybės aikštėje, bet ir po daugelių metų išties kvepėjo, mat pasirinktas gyvo medžio sprendimas. Ant jaukumų pulsuojančios meduoliais puoštos 18 m aukščio eglės nutupė šimtai meduolių, o jos viršūnę puošia ilgos dailios smilgos. Pagrindinės miesto eglės puošyba kainavo apie 80 000 eurų, dar 180 000 eurų skirta šventiniam koncertui. Nors tiek eglutė, tiek jos įžiebimo ceremonija kauniečius sužavėjo, vis tik buvo ir labai keistų momentų. Pirmą kartą per daugybę metų prie pagrindinio kalėdų simbolio nepasirodė miesto meras. Išvakarėse krepšinio fanatų iš ko neveiktas Visvaldas Matijošaitis matyt nusprendė geriau viešoje vietoje artimiausių metų nesilankyti ir vengti nemalonių incidentų. Susirinkusieji nesulaukė net nuotolinio sveikinimo. Priminsiu, kad praėjusį penktadienį po Žalgirio rungtynių Eurolygoje dėl ilgai nenutrauktų verslo ryšių su Rusija jis smarkiai nušvilpė sirgaliai, negailėdami jo adresų griežtų skanduočių. Meras bandė žodžiais aiškintis su agresyviais vyrais, tačiau netrukus užsidengęs ausis spruko iš arenos. Green White Boys pozicija visiškai aiški, jei meras mums rodo vidurinį pirštą, gauna tiesiai atgal. Antras momentas buvo visiškai nevaldomi ir dažnai pavojingi minios srautai. Nors miesto centro erdvės yra kiek didesnės nei senamiestyje, tačiau chaoso išvengti nepavyko. Nors nukentėjusių asmenų ir nebuvo, bet susirinkusieji nuolat praneždavo apie viešosios tvarkos pažeidimus, nesaugų pačių renginio dalyvių elgesį bei negebėjimą tinkamai įvertinti situacijos. Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis tikina, kad buvusio Seimo nario Giedriaus Surplio pasitraukimas iš partijos nėra politinis sprendimas. Anot jo, vicepirmininko pareigas ėjęs valstietis ieško galimybių išlaikyti šeimą. Nors iš partijos pasitraukęs Surplys Karbauskį ir vadina vienu iškiliausių Lietuvos politikų, visgi leidžia suprasti, kad vienoje partijoje būti su tokiu lyderiu nėra lengva. Anot jo, pasitraukimo priežasčių yra daug, viskas susideda į tai, kad baigėsi natūralus 2 kadencijų ciklas. Neoficialiais duomenimis buvęs Seimo narys turi planų bandyti patekti į diplomatinę tarnybą, nepavykus dirbti versle. Ir vienu ir kitu atveju partiškumas būtų problema.
Priminsiu, kad Surplys praėjusioje Seimo kadencijoje jau buvo sustabdęs savo narystę Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungoje. 2022 rudenį jis pranešė nusprendęs metams suspenduoti savo narystę. Visgi jau po 4 mėnesių parlamentaras paskelbė, kad gavęs progą ramiai apmąstyti politinės perspektyvas yra pasiruošęs sugrįžti į partiją. Šių metų spalį Surpliui nepavyko iškovoti parlamentaro mandato. Politikas patyrė nesėkmę Sūduvos šiaurinėje vienmandatėje apygardoje. Partijos kandidatų sąraše liko už brūkšnio. Šiuolaikinės elektroakustinės muzikos koncertų ciklas Niš pristato jaunųjų kompozitorių bei garso menininkų kūrybą. Šio ciklo tikslas – sukurti sceną alternatyviai akademiniai ir eksperimentiniai muzikai bei erdvę jauniems muzikos kūrėjams. Ypatingas dėmesys šio muzikinio ciklo programoje yra skiriamas balsui. Labai dažnai pastebiu, kad mūsų meno scena yra dažnai tokia labai veikianti hierarchijomis tam tikromis, kad mes turime tokią gana labai institucinę aplinką, ypatingai muzikos sferoje, kad tokią gal labiau akademinę, kur mes matome jau tokios aukštesnės kultūros koncertus, pasirodymus ir turim tam tikrą pogrindžio sceną, ypatingai Kaune, man atrodo, labai aktyviai ir alternatyvę besiskleidžiančią. Ir man kažkaip buvo įdomu kurti tokią terpę, kaip galėtų tarsi susitikti dialogui šių skirtingų sferų atstovai. Turime daug projektų, kurie yra pirmą kartą rodomi, tarsi tokios atviros repeticijos galbūt ne iki galo pabaigti dalykai ir man atrodo, kad tokią kultūrą labai svarbu kurti, kultūrą, kuri nebūtinai yra išbaigta, bet jinai yra gyva. Muzikinių pasirodymų ciklas Niš susideda iš 4 renginių ir pristato 9 skirtingų autorių ir kolektyvų pasirodymus. Kai galvojam apie koncepciją pradžiai, mes galvojam, kad būtų smagu įvardinti, kas apskritai yra balsas. Ir pradžiai mes rėmėmės nuo to, kad galbūt balsas yra įrankis, balsas yra ginklas, balsas yra gyvybė. Tačiau norėjusi dar labiau sukonkretinti ir atsirado 2 poliai, tai yra akademinės šiuolaikinės muzikos polis ir elektroninės ir elektroakustinės muzikos polis. Aš kviečiu žmonės, kurie visgi studijuoja akademinę muziką, žmonės, kurie, pavyzdžiui, studijuoja operos vokalą, savo techninės galimybės integruoja būtent į eksperimentus ir šiuolaikinę muziką. Niše ciklas yra orientuotas į muziką, kuri yra šiek tiek nutolusi nuo tokių populiariosios muzikos standartų. Pasirodo garso menininkai, eksperimentuojantis, kvestionuojantis muziką ir garso meną apskritai. Telkiame menininkus, kurių fokusas ir tyrimų laukas taip pat yra balsas įvairiausiomis formomis. Pasirinkau tą elektroninės, elektroakustinės alternatyvios muzikos lauką. Tai yra ir pop muzikos inspiruoti menininkai, ir netgi metalo muzikos inspiruoti menininkai. Kuratorius Vaidas Bartušas kartu su bendruomenės chorų Sodas 2123 pakvietė žiūrovus skirti savo dėmesį balsui kaip individualios ir kolektyvinės tapatybės kūrimo įrankiui. Mes atvežame į Niš būtent Sodo chorą. Sodo choras yra neprofesionalūs atlikėjai, kurių veiklos laukas yra kultūra. Pasirodymo metu renginio dalyviai įsitraukė į muzikavimo procesą ir sukūrė unikalią bendruomeninę garsinę patirtį. Atvykau pabėgti nuo darbų, nuo minčių ir manau, labai puikiai tai pavyko atsipalaiduoti, patirti ramybę viduje ir tiesiog gerai praleisti laiką, šiek tiek išeiti iš komforto zonos ribų. Įdarbinti balsą nėra mano mėgiama veikla, bet žiūriu paskutiniu metu jau kelintą kartą tenka papulti tokią situaciją ir labai džiaugiuosi. Kauno menininkų namų organizuojamas koncertų ciklas Niš tęs savo pasirodymus gruodžio 12, 13 ir 14 dienomis. Visi ciklo koncertai nemokami. Ši savaitė ir vėl gerokai šiltesnė, tiesa darganota, sako sinoptikai. Antradienio naktį žymesnių kritulių nenumatoma, dieną daug kur krituliai, daugiausiai nedidelis lietus. Vėjas pietų pietvakarių naktį 8–13, dieną 6–11 m/s.
Temperatūra naktį 0,5, dieną 4,9 laipsniai šilumos. Rygoje debesuota, antroje dienos pusėje palis, temperatūra naktį apie 4, dieną iki 5 šilumos. Taline lietus, dieną smarkus, termometrų stulpeliai visą parą rodys apie 6 šilumos. Varšuvoje mažai debesuota, dieną gali palyti, naktį bus apie 2, dieną iki 9 šilumos. Kyjive giedra, naktį 5 šalčio, dieną iki 1 laipsnio šilumos.